Na, Žalui, ar svarbiausia sezono pergalė Eurolygos čempionų lyderių teritorijoje laimėti? Taip, manau, nežinau, visada buvo toks žaisas, kad papūgą turim, bet visada buvo toks jausmas, kai dar nebuvau Eurolygai, tai visada toks, blemba Fenerbahčė namie, labai solidžiai žaidžia ir atsimenu, dar kai jaunesnis buvo, atsimenu, buvo, man rodo, šito arenai finalį, gal Serbiai buvo finalinis ketvirtas ir jie žaidė, tai nuo tada man tokie prisiminimai, kad labai solidi komanda, labai gerai žaidžia, dar ypač Šarūnui Jasikevičiui atėjęs, tai šis sėdi pirmo vietoj, tai manau yra teisinga, kad tokia pergalė viena iš solidesnių. Pradžia tarsi sunki buvo, didžiulis varžovas, fiziškumas, prisitaikėt, perlaužėt, kas galiausiai lėmė pergalę. Tai vis tiek jų paskutinės tas varžybos truputį ne jų naudą, tai nežinau, visi supratom ir žinom, kad jie ateis su dvigubu fiziškumu ir tai taip ir buvo, jie pasiėmė mus ir nedavė nieko laisvai daryti, paskui tiesiog per taimautus, kai nežinau, vienas kitą užvedam, tai treneris dar labiau užveda mus ir nežinau, mes pradėjom žaisti fiziškai, visai neblogai gavos, žinom, ką atakuoti, kur atakuoti ir tiesiog buvo aišku, tų klaidelių visada bus, manau, tiek iš mūsų, tiek iš jų pusės, tie 50 kamuoliai, bet galų gale, nežinau, ta koncentracija pačiam gale, vienas prieš vieną gynybą, kur, pavyzdžiui, Boldinas susimetė visus tos vidutinės ir gale, nežinau, visai neblogai apsigynėm ir tai tas ir lėmė. Ąžuolą paminėjai, visai neblogai susigynėm, bet iš esmės tu ten susigynė kelis kartus prieš Veidą Boldviną. Kiek pats galbūt jau žymiai užtikrinčiau ir geriau jautiesi tos pasikeitimo gynyboje prieš tos geriausius Eurolygos gynėjus? Jo, tai žinot, koks jis yra žaidėjas, tai kartais, nežinau, tą momentę, kai jisai yra prieš tave su kamuoliu, tai kartais, turi tiesiog žaisti, tai kartais neduoti mest, kartais truputį atstumą palikti ir jis, nežinau, kaip žaidėjas pats tada susipainioja ir tai buvo tokių, nežinau, pirmyn atgal, nežinau, yra angliškai cat and mouse toks, nušokinėjai pirmyn atgal vadinas Amerikoje, tai tas gal išmušė jį truputį iš vėžių, bet manau, tai atstovėjau, bet buvo ir kur neatstovėjau. Tai. Paminėta fiziškumą krito ir Silva ten vienu metu, bet teisėjai nieko nefiksavo, paskui Holas irgi nieko nefiksavo, fanai buvo įsiaudrinę, tai čia Hebrytė flopina ar tose rankose pastebėčiau, tiek jėgos? Ai, prieš mane krito? Net nepastebėjau. Ai, tenai Jantunenas kažką, bet jisai visada ten kažką bando, bet o šitie tai nežinau, tai jeigu centras prieš mane krenta, tai nežinau, apie ką mes kalbam, tai koks jis tada, Jau šį plakatą prieš Hortoną Takerį užskaitom? Užskaitom, galit skelbti, kad užskaitom. Pats dar nusilenkia, nenusilenkia, bet kaip čia, užskaitė, taip. Tai toks, toks, tai sakau, welcome. O kaip vertinai visą bandymą, ten būtų turbūt perspėjęs tavo tą dėjimą? Taip, tai ne pirmą kartą Mausesas neužsibaigė per žmogų dėjimą, nes tada buvo ir ne prieš Bayerną, ar prieš Realą. Tai turi užsibaigti, bet paskui dar pats negavo nuo to paties Horton Takerio. Labai nedaug trūko, manau, lankas išsaugojo, bet taip. Ąžuolui labai daug gražių dėjimų, nes įkrovės sezono metu Milas Ulerbanė buvo, šią savaitę buvo gerų dėjimų, bet šitas per Takerį tavo asmeniniam lystę, kur tu čia vis reitinguotum? Top 10 gal. Ja. Tai toks ant greito, bet aš vis tiek turiu pranašumą, nes aš bėgu pirmas ant greito, jisai iš paskos ir jeigu aš matau, kad jisai šoks, o jisai tikrai šoks, nes jisai mėgėjas kaip ir aš, neduoti ir šoks visada, tai reikia tiesiog, nežinau, kai tu pašok į orą įsitempt visas ir sugrūst, nes jeigu tu atsipalaiduosi, tai, nežinau, būtų nunešęs mane į šoną, būtų bauda, aišku, bet top 10 jo.
kažkaip žmonės pasigęsta emocijų iš tavęs padarimų, tai krauni atrodo, kad čia eilinė diena ofise, tai neužverda nieks vidui. Nešoksiu aš ant to takerio, nežinau, pirmi metai Eurolygoje aš čia šokinėsiu, reiks į veidą visiems. Yra buvo, bet ten, jau iš kitos ten buvo. Bet čia Eurolygoje tai, negalima, turiu rodyti pagarbą. Nors ir yra ta žaidimo dalis, bet manau pats išmuščiau iš vėžių ir tada komandos draugai dar pamatytų, kad esu išsivedęs, tu toks kažką darau, tai irgi nemanau, kad supratę būtų, tai juos išmuštų. Ąžuolai, liko 4 rungtynės iki play-offų, aš nebejoju, kad visuomenės... Come on, guys. You usually don't talk that much. Y'all make him talk too much right now. Come on now. Aš nebejoju, kad šitas rungtynės viešoje erdvėje bus statementas Žalgirio prieš play-offus, bet jūs norite į atkrintamąsias eiti iš kuklesnės pozicijos, nuleidę galvas, underdogai, ar jau laikas pradėti apie Žalgirio jėgą, ar ką gali Žalgiris pasiekti šiame Eurolygos? Ką žinau, aš nebuvęs tose play-offuose, dar nežinau, kaip čia viskas vyksta, kaip labai gerai mūsų treneris ir štabas nustato prieš kiekvienas rungtynės, lyg tai būtų finalas, nes taip, nevaidinsim, kad nežinom, kiek liko rungtynių, žinom, kiek liko rungtynių, tai kodėlgi nepasiemus vieną po kitos, nes jeigu žiūrėsim, čia galim pasiimti, čia galim pasiimti, tai labai blogai bus, iš patirties sakau, ne Eurolygoje. Tai manau, nežinau, rungtynės po rungtynių, paskui ten, kaip viskas susidėlios, tai taip ir bus, nežinau, žaisim iš visų jėgų ir tiek.